Ar jūs dažnai skraidote? Kuria prasme skraidau? Na, lėktuvais. Nu tai aišku, kad skraidau. Aš būdamas milijonierium neskraidysiu. Nu aišku, kad skraidau. Ir verslo reikalais, ir darbo reikalais, ir polisiauto atostogaut. O kokiamis oro linijomis naudojatės? Nu nuo savom. Turiu tokį nedidelį reaktyvinį lėktuviuką su džekuzi baru. Tai ten ką, mirksti toj vonioj, žiūri teliką. 2 stiuardesės, viena įkrus neša, kita masažus daro. Nu fai, nu kaifas iš tikrųjų. Kaip sakoma, visas pasaulis man po kojom. O mano atveju tai po užpakaliu. Skamba labai prabangiai. Taip ir yra. Ko man neskraidyti, jeigu aš galiu sau leisti? Ką man grūstis į vagonus su tais visais varguoliais, kurie lėktuvui nutupus ploja ten tom savo rankom. Švis net verslo klasės nebemėgstu, nes nėra normalios sienos, per kurią nesigirdėtų tų aplodismentų. Šūdnes užuodėlės užtrauk. Kas čia per mada, aš nesuprantu, lėktuvui nutupus plot. Nu kas čia koncertas jums yra, aš nesuprantu. Nesąmonė kažkokia. Negaliu pakęsti iš tikrųjų. O šitą ploja varguoliai, kai jau atvažiuoja autobusas į stotelę? Ploja? Na, neploja. Nu tai koks skirtumas? Atvežė vairuotojas iš taško A į tašką B. Tai ko čia? Džiaugiasi, ploja, atrodo, jų visos skolos jau būtų apmokėtos. Ko čia plot? Sėdi ir tyliai užsičiaupęs. Ne kaip pasirodymuose. O ką manote apie pigius skrydžius? Aš jums pasakysiu taip. Žmogui skraidyt yra nenatūralu. Čia kaip celibato laikymas. Nenatūralus dalykas. Neegzistuojantis gamtoj. Tai kaip čia gali būti? Nu tai už privilegiją skraidyti virš debesų turi būti mokami dideli pinigai. Didelės babkės, daug. Tada ir kontingentas normalus būtų, o ne tos kosėjančios bobos ir rėkiantis vaikai per visą tą. Nu čiagi nesąmonė yra, nu. Jeigu tu nori skraidyti, tai tu brangiai moki. Nu tai kas čia yra? Va, iki Berlyno nuskris keliasdešimt litų. Nu man į darbą su Hameriu brangiau gaunasi. Tai pigias avialinijas reiktų uždaryti? Oi ne, tikrai ne. Tos kompanijos, kur skraido iš Kauno, jos labai perka mano produkciją. Mes net specialiai turim tokią dešą, vadinasi kiaulė virš debesų. Tai jie priperka tos dešos, tepa sumuštinius ten ir pardavinėja po 12 litų. O tie perka.